Labas rytas tęsiasi ir į labą rytą naujieji metai atėjo anksčiau. Ugnies valdovai su mumis, Saulius, Agnė, visa kompanija čia jau ne vienerius metus, man atrodo, Sauliu, mes švenčiame gimtadienį draugė, tiesa? Be abejo, man atrodo, tik 2009 metų. Tada jauni gražus buvom, pirmą kartą susitikom. Tada mes du berniukai buvom, dabar matot, ir krūva merginų. Taip, kaip bėga metų. Iš tiesų, pildosi nauji nariai, išeina, gal nudega rankas, ne? Nu, gal nudegusios rankos čia yra mažoji bėda, nes, tarkim, kai daug laiko praleidė treniruočių salėje, tai, tarkim, ta ugnis nėra baisi. O būtent, kaip vyksta treniruotės, Agnė? Na, ilgas ir sunkios. Iš tikrųjų, man patinka, mums smagu, tai yra mūsų gyvenimo darbas, džiaugsmas. Ir tos treniruotės neprailgsta. Jų būna dažnai, kelis, 3-4 kartus per savaitę po 2,5 valandos maždaug. Bet, sakau, mums yra smagu, man patinka. O kaip jūs apibūdintumėte tai, ką jūs darote? Nes, na, čia ne vien ugnis, čia ir, na, galėčiau pasakyti, teatras ir apranga ir visa kita. Tai iš tiesų dalis tai, ko suvardino, teatras tai yra, šiaip tai apibendrinus, sakyčiau, tai yra gyvenimo būdas. Nes tai yra ir darbas, ir tai yra hobis, tai yra laisvalaikis, mes to gyvenam. Ir tie žmonės, kas čia lieka, tai yra, nu, kaip sakau, žvėris maniakai. Žvėris maniakai, taip. O kaip tada dar pasiteirausiu jūsų, kaip prisijaukinti ugnį? Prisijaukinti ugnį faktiškai, nu kaip, tai arba myli, arba ne. Ir tarkim, mes pastoviai ieškom naujų narių ir vasarą mes daug žmonių turim, žiemą šiek tiek mažiau. Ir lieka to tik tie, kurie, kaip sako, myli tą ugnį. O galbūt mes kažko nežinome apie ugnį? Na, aš manau, kad mes daug ko nežinom iš tikrųjų. Ir tai, kad mes iš tikrųjų užsiemam su ugnimi, tai mes tik pradedam ją pažinti ir aš manau, kad joje paslapčių glūdi kur kas daugiau, negu kad mes žinom iš tikrųjų. Gal papildysit, Sauliu? Ne. Ne, čia jau viską pasakė. Įdomus, linksmi, galbūt skaudus nutikimai, treniruočių metu, pasirodymų metu, nes čia tikrai labai svarbu viską apskaičiuoti. Muzika, nes tikrai muzika skamba ne savo, jūs dirbate ne savo, viskas turi būti kartu, uždegti laiku, gal ką prisimena? Be abejo, tai, ką jūs matėte, tai yra ir daugelio metų patirtis, bet tai yra ir daugelio klaidų pamokos. Tai va dėl to, tai yra kuo daugiau renginių, kuo daugiau praktikos, tuo gimsta tokie pasirodymai, šou. Ir kaip Saulius sako, iš tikrųjų dar yra šaltas protas. Reikia šalto mąstymo, nes tai yra karštas užsiėmimas ir reikia šalto proto iš tikrųjų. O iš tokių smagesnių užsiėmimų, atsitikimų yra buvę ir nelabai smagių, kai mes visą laiką tradiciškai prieš pat pasirodymą parepetuojam salėje ir tada išvažiuojam pasirodymą. Yra taip atsitikę, kad vienas žmogus iš tikrųjų ir parkrito ir skaudžiai susižeidė. Ir pas mus komanda yra labai stipri ir kiekvienas yra pasiruošęs stoti jo vietą. Tai va šitoje vietoje labai noriu pagirti mano komandą, nes fantastiški žmonės ir kiekvienas gali visą laiką pakeisti kitą. Taip, šalta kraujiškumas, bet karštos širdis ir jūsų palinkėjimas Labo ryto žiūrovams. Pirmiausia, gal norėčiau pasveikinti Labas rytas su gražiu gimtadieniu, o Labas rytas žiūrovom norėtum palinkėti, kad, kaip sakai, kiekvieną dieną sutikit su ta aistra, su ta liepsnele širdyje, kad kiekviena diena būtų kaip naujos, kažkas naujo, kažkokia pradžia. Ačiū Jums, linkėjimai visiems, o dabar likite su Lietuvos televizija, o mes einame, kadangi ugnis dega, kepti dešrelių.